Aš kai paskutinį kartą grįžau iš miško ir pradėjau girtis, kiek aš radau baravykų, sakiau, grybų metai. Nu, trijulė. Ir dar koks sveikas. Eiktų, kiek baravykų radom. Tai sako, tokie grybai negali būti šiaip savo. Jie turbūt yra nuo radiacijos. Ir kai nuėjom ir pamatėm, kas pas mūsų auga sode, tai vienareikšmiai sakom, nu dabar tai jau reikia padaryti testą. Kadangi turim priemonės visas, testatorių tą. 0,50 mikrozivertų. Tai va, nu žiūrim. Dėmesio. Parodė grybus, žiūrim, ką jisai mums parodė. Iki 50 dar yra leistina riba. Bet girdit, spraksėjimas toks yra. Jo. Girdit? Pridėk biškį arčiau palaužą. Pažiūrim, ar yra mūsų grybuose radiacijos. Einam, parodysiu, nuo ko viskas prasidėjo. Nu tik neužlip, pažiūrėk, po kojom, kur lipi? O viešpatė. Aš sakau, čia toks kiekis, aš niekada nemačiau tiek. Vis tik tai tiek grybų esu mačiusi, tik tai ne čia, ne Lietuvoje, tai buvo Švedijai. Buvau Švedijoje, specialiai nuvažiavusi ten, kėliausi keltu. Persikėlė per Baltijos jūrą, atvažiavom va čia va. Ir esu, žinokit, Švedijos miškuose, kas man labai patinka. Lyg Lietuvoje, bet ne visai. Buvau švediškam miške ir grybavau švediškus baravykus. Štai mažutis, gražutis ir dar šalia broliukas. Kaip man ten sekėsi, parodysim netrukus, bet dabar pažiūrėkite, kas darosi čia mūsų sode, kuriame auga obelis ir kur visiškai nesitikėjom rasti tiek baravykų. Reikia žiūrėti, kad tik tai nepataikyt su koja ant baravyko. Ir pažiūrėk. Bet ar čia baravykai iš tikrųjų? Nu, iš išvaizdos pažiūrėk. Nu, gal kas kiti geresni ekspertai. Aš internete pažiūrėjau su tą programėlę. Nu, sako, baravykai, bet ko jie tokie dideli? Aš pasiskaičiau, kad po didžiulių lietų užauga gigantiški baravykai. Ir atėjom į sodą. Nu, turim va čia tokį sodą. Reikia šakas patvarkyti, reikia žolę nupjauti. Pasižiūrim, kad ten nerealaus dydžio grybai. Galvoju, nu čia tai ne baravykas, nu ašgi juos pažįstu. Bet paragauju, nu geras grybas, iš išvaizdos irgi superinis. Einam parodysiu. Va čia pažiūrėk kokio dydžio. Ras, man tavęs reikia kaip mastelio. Aš mastelio. Pridėk ranką, veidą, pridėk ką nors. Pažiūrėk, ranka. Čia du, žinok, aš pabandau nupjaut. Žinai, sako, reikia didelis grybus palikti, kad sporos daugintųsi. Nu čia jau didelis, nu šitą pusę. Nu ką manot, ekspertai? Nu biškį pavartyk prieš kamerą, gal kas atpažins, sakys čia musmirė. Musmirė? Voveruška Musmirė ne, kad grybas baltas iš tų baltų ir tokių vertinamų, tai tikrai. Gal jisai čia toks gal jau peraugęs. Gerai, imam biškį mažesnė, ne? Nu bet tokį kiekį, ką su jais čia tiek? Čia mes valgysim visą žiemą. Reikia gal į bačką užraukt, sako raugė. A ne? Nu reiks ieškoti receptų. Bet nu va, nu ką tu? Ir va, sveikutėlis, matai? Kotai biški pakirmyje, matai? Bet va, pati kepurė tai gera. Paragaujam. Žinai, aš ragautoja. Ne kartus? Ne. Net saldus. Per pusę pjaunam. Toks sausas, kietas. Pažiūrėk. Nu baravykas, sakyčiau. Į krepšelį. Šitą paliekam. Nu aš nežinau, jeigu perpjauk visą ir pažiūrėk, kas ten yra. Ne, jisai toks, man atrodo, kad sako, jų nereikia rauti, kad jie paskui pasidaugintų. Nu va, yra biški kirmeliukų. Čia jau, žinai, išsidirbinėjimas jau. Ai, su kirmeliukais. Iš tikrųjų, kai grybų mažai, tai imi ir su kirmeliukais ir džiovini ir džiaugiesi. Aš tai žinau, kad, nu, į orkai tai dedi ant 50 laipsnių ir kirmeliukai išbyra pačiu popieriuką paties ir pribyra pilną kirmeliukų, jeigu su kirmyje būna, išlenda. Bet va tiek matei kada nors pas mus? Nu, eina pažiūrėti dar pas vieną. Bet kiek jų čia daug, palei visą šitą alėją, vien grybai. Nu, gražu žiūrėti. Bet, Ras, tu paprastai grybauji ne šitam sode, o šalia mūsų namų parke. Jo, aš tam parke ir ten mes visą laiką išmėtom visus ten tas liekanas. Pasižiūrėkit, kaip aš grybauju visai šalia namų. Nu čia savo namuose, savo kieme. Mes savo sodyboje turim tokį taip vadinamą parką.
Šitie grybai išaugo iš tų atliekų, kurias mes išbarstom grįžę iš miško, kai išdarinėjom grybus ir tiesiog beriam juos. Sako, reikia pamirkyti. Parodysim, kaip pamirkom. Galima ir taip, bet kartais nėra laiko. Taip, išbarstom ir tiek. Ir va, užauga, prašau, rezultatas. Ir va čia va prasideda baravykas. 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 Dar vienas baravykas ir dar vienas baravykas. Verta mėtyti grybų liekanas, nes paskui išauga kažkas gero. Bet tie grybai, kurie išaugo mūsų sode, nei jų kas barstė, nei kas nors nešė, neįsivaizduoju iš vis, kaip jie ten galėjo atsirasti. Voverytė kokia ant uodegytės atnešė. Bet žinai, ką dar sako, kai tokie grybai auga, žinai, koks požymis? Nu? Radiacija. Atsimeni, kai buvo po Černobylio? Aš turiu šitą Geigerio skaitiklį, o galėsi radiacijos detektorių. Papypinsim. Nu, iš tikrųjų einam, va dabar namo grįšim, galėsim pažiūrėti, kas čia darosi. Kodėl jie tokie dideli? Nu, gal tikrai po to lietaus. Radioaktyvaus. Savo davė. Nu, koks gražus. Kieti tokie ir sausi. Kokio sveikumo, tu pažiūrėk. Nei viena kirmeliuko. Aš vakar miške radau baravykų panašaus dydžio, tai jos palikau visus. Net neliečiau, net nenupjoviau, tegu dauginasi. Vien šitas valgai, tu pažiūrėk, net dviese galėtume pavalgyti turbūt. Nu, paieškokit, neįtikėtinose vietose, šiemet kažkas tai nerealaus. Nori tau nurausiu? Nu, pažiūrėk, kokio grožio. Nu va, pasakykit, kad čia ne baravykai blemba. Nu, nerealus. Tau, man ir tau. Super. Nu, pažiūrėkit, kas čia darosi. Čia, žinai, kaip vėjaraupiai būna, kaip pasisėja, tai va taip panašiai. Nu, kaip toks kiekis. Pažiūrėk, kokio grožio. Žoliai nelabai mato. Nu, va, liuks. Nu, kokio gražumo vaikai kokie. Svarbiausia nuo namų, kiek čia, kokių 50 metrų, gerai 100. Nu, taigi, ne, tai ką, nuo namų, ne, nuo namų, mūsų aptverta teritorija, čia mūsų sodas, tai va, prašau. Jau dabar, žinai, reikia pasirinktinai. Šitą neimam, šviežesnius pasimėm. Šitas, matai, toks kitoks pasidaręs. Ale pabuvę. Čia, žinai, kaip pradėti išsidirbinėti. Ne, aš lepšių nerinksiu. Bet tokie irgi va pasisėja, va, visur, vien grybai. Nu, labai įdomiai, čia kažkokie grybų laikas. Šiandien vėjuota diena labai, ne? A. Gerai, einam žiūrėti, ar radiacijos nėra grybose. Einam pažiūrėsim. Nu, labai įdomu, ypač tas didysis, ko vertas. Kiek ten radiacijos prikaupė. Nu, pažiūrim. Šitas Katinas, palydovas, visų video. Pažiūrėk, kokie grybai, patikrink, kaip radiacija. Jisai mūsų detektorius. Ar valgomi? Mr, sako. Tai reiškia gerai. Ir miau po to. Kaip normatyvas, gerai. Nu gerai, einu patikrinsiu. Testuosim 3, ne? Pasirenkam. Nu jo, dabar toks labai įdomus eksperimentas. Ištestuosim mes iš tikrųjų, ar čia legenda, ar čia mitas, reiškia apie grybų radioaktyvumą. Nu va toks baravykas, jeigu čia aišku baravykas. Nu dar sykį parodo va tokioj šviesoj, ar čia kaip jums atrodo, ar čia gali būti baravykas. Čia tai va tikras baravykas. Va čia tikras, aš čia vakar iš miško ir čia. Čia tai tokius atrinkau, kurie prakirmyje biški. Nes džiovinu, va, pavyzdžiui, va šitas labai geras, va šitas labai geras. Čia tikri baravykai. Nu, iš miško, jo, čia miško. Čia va galiu parodyti, iš kurio miško, va, pažiūrėkit. Va ten tolumoj, va tas va miškas matosi, Knyzlaukės vadinasi. Tai va iš šito miško šitie baravykai čia atkeliavo. A tu kodėl vietas išduodi? Iš kur kas atkeliavo? Rasūtė, miškas didelis, visiems užteks. Tai va, nu ką, nu bandysim. Eik, tu kiek baravykų radom. Kur? Prie liepų, sode. Nuėjom obelis genėt. Ten, kur šakas nulaužė. Nu, kad sutvarkyt. Kur tau tokio dydžio, bet ten vien bliūdai va tie tokie pum, neįtikėtina. Atsisiunčiau tokį aparačiuką. Įdėta nuoroda yra aprašyme. Į šito aparačiuką, kur kokį galima nusipirkti. Prie ūkio, šiais laikais neramiais kiekvienas turi turėti kažką tokio. Pagalvojau, šiek tiek plačiau papasakosiu apie šitą aparatą. Tai yra viename 2 aparatai. Ir dozimetras, vadinamas Geigerio skaitiklis, ir elektromagnetinių bangų matuoklis, testeris.
Šitas modelis vadinasi tiksliai XR3 Pro, tačiau tai yra patobulinta versija BR9C. Jis kainuoja nedaug, 40 eurų. Taip, tai nėra be abejo ten super profesionalus daiktas naudojamas specialiųjų tarnybų, bet mėgėjiškam naudojimui pagal kainos ir kokybės santykį tikrai geras daiktas. Ir iš karto įjungiam dabar Geigerio skaitiklį arba dozimetrą ir matom, viršutinėje dalyje yra rodmenys mikrozievertais į valandą. Leistinas radiacinis fonas yra 0,5 mikrozieverto, kaip matot, pas mus yra dabar tik tai 0,17, tai net iš tolo nesiekia to, kas yra maksimaliai leistina. Labai nesigilinsiu į šito aparato techninius duomenis, padarysim apžvalgą atskiroj laidoj, o dabar iškart geriau testuokim grybus ir kaip veikia elektromagnetinių bangų matuoklis, parodysim iškart, kai protestuosim grybus. Va čia paspaudus L gaunam Geigerio skaitiklį. Iki 50 dar yra leistina riba 0,50 mikrozievertų. Tai šiuo metu matom 18 rodo, nu čia jisai dar truputį kalibruojasi. O tai jis tiesiog aplinką matuos, ta prasme, tu pridėsi prie grybo? Jo, aš pridėsiu prie grybo ir jisai matuoja šiuo metu, kas šalia jo yra, jeigu arčiau prineši, reiškia pačiam aparate, vat, jeigu neklystu, va šitoj pusėje yra tokia ampulė, tokia kaip kapsulė stiklinė, jeigu jį numesi, jinai gali sudušti. Ta prasme, ir jinai yra tas daiktas, kuris matuoja ir gamma spinduliuotę, beta spinduliuotę ir alfa spindulius. Tai va, nu žiūrim, dėmesio, parodė grybus ir vat pridedam, žiūrim, ką jisai mums parodys. Nu ir truputį reikia palaukti. Iš tikrųjų, tai reikia žiūrėti vidutinį kiekį per tam tikrą laiko tarpą. Bet jeigu čia būtų kažkas, tai jau mes dabar matytume aiškiai. Jeigu jisai vienu metu iššoka truputį į viršų, tai dar nieko nereiškia. Bet neatrodo, kad čia jisai... Čia po kiek laiko, va šito antroji eilutė parodys vidutinį kiekį. Čia visi šitie grybai yra iš sodo. Tai reiškia, galiu drąsiai teikti, mūsų sodas radioaktyviom medžiagom neužterštas. Valio! Bet tai nereiškia, kad šitie grybai, kurie iš miško yra neužteršti. Pažiūrim, kas čia darosi. Man atrodo, jie kaip tik sugeria radiaciją. Ne, iš tikrųjų tai nėra čia nieko. Jaučia radiaciją. Nu va čia, vat, girdit, spraksėjimas toks yra. Puk kažkoks. Jo. Tai vat girdit? Pridėk biškį arčiau, palauk, pridėsiu. Prie mikrofono arčiau. Palauk. Dabar aparačiuką pridėjau prie mikrofono. Tyliai jisai grybą pridedu. Nu, girdit? Nu, bet labai nedidelis kiekis čia. To radiacinio fono, jisai visiškai normalus. Absoliučiai nekenksmingas. Nu tai ką, išvada tokia, kad mūsų miške ir sode grybai nepavojingi. Ir jie užaugo tokie ryškiai dėl to, kad buvo daug lietaus. A ne? Jo, aš manau. Radiacijos mūsų aplinkoje čia daug kur nesurasi kažkokios padidintos, bet elektromagnetinės bangas pasižiūrim. Tu atsinešiu telefoną. Nu va, elektromagnetinių bangų testeris prijungtas. O, pasižiūrėkit. Matot, kaip pakyla. Biškai pasuko tik nuo šviesos man, kad neapsispindėtų. O. Nu, atitraukiu telefoną. O, tai mes va šitą visą, reiškia, kai kalbam su kažkuo, arba net nekalbam, šiaip laikom šalia savęs, ne? Jo, kaip minėjau, šitas aparatas tai yra praktiškai du aparatai viename. Tai yra ir dozimetras, Geigerio skaitiklis, ir elektromagnetinių bangų matuoklis. Ir paspaudžiam R raidę ir matom, va, pirmoje eilutėje mums yra pati svarbiausia informacija, tai yra mikrovatai į kvadratinį centimetrą. Tai yra būtent tos bangos, tai yra aukšto dažnio spinduliuotė, kurią skleidžia telefonai, mobilieji telefonai, mikrobangų krosnelės, tie bokštai vadinami, kurie stovi ant namų. Ir normatyvas tai yra, geriausia, aišku, kad būtų nulis, visiškas nulis, bet normatyvas patalpose gyvenamos yra 10 mikrovatų į kvadratinį centimetrą.
Nu, šiuo metu matom pas mus irgi norma, mes čia esam vienkiemyje, net iš tolo neartėja prie maksimalios leistinos ribos patalpose, jo labiau mes esam lauke, bet jeigu nuvažiuotume į miestą, o mes tą būtinai padarysim kitose mūsų video, tai tikrai šitas rodmuo pasikeistų, ypač kai aplinkui daug žmonių, daug mobiliųjų telefonų ir daug šitų, reiškia, bokštų, kurie skleidžia tas bangas, kurias fiksuoja šitą pirmoji eilutė. Yra mikro Tesla rodiklis, nu, bet jie visi iškart šauna į viršų, kai telefonas šiuo metu yra veikiantis internetas. O, Dieve. Mobilus duomenys pajungti. Nu, patraukiau ir jisai normalizuojasi pamažu. Tai reiškia, kai naudojatės internetu, prie galvos bent jau nelaikykite telefoną. Eina savo. Nesinori ir telefoną, bet prie ausies. Aha, bet tu žinai, jisai va taip va darytų, nu, tau pridėjus, tai tu taip ir laikytum jį toliau, bet kai jisai tau, nu va, atrodo gyva nieko, tylus, gražus, šviečia, spalvos gražios, tai kodėlgi jo arti nelaikyt. Ir čia laikyti, ir kaip čia, ir kišenėse, vyrai čia kišenėse, vienu žodžiu, o dar prie ausies kiek šnekam. Jo, dabar aš nepasakysiu normatyvų elektromagnetinių, nes tie normatyvai labai keitėsi. Aš atsimenu, prieš 15 metų jie buvo visiškai kitokie negu dabar, bet apie tai reiktų padaryti atskirą laidą. Reportažą. Žiūrėk, išjungiau skaitosi. Ne, tai tu tik tai ekraną išjungiau, iš tikrųjų jisai veikia, internetas. Dieve man. Nuoroda yra aprašyme, jeigu domins jūs tokį daiktą turėt namie, pridėta yra, pasižiūrėkit. Tai va, daiktas geras, aišku, Geigerio skaitiklį naudot mūsų aplinkoje nedažnai tenka, nes, nu, tos radiacijos čia viršytos nelabai visur yra, bet elektromagnetinės tai jau tikrai, ypač kas mieste gyvenat arba šalia aukštos įtampos laidų. Galbūt kartais ir radiacija tenka pamatuot, kai kažkokie abejotini maisto produktai ypač atsiranda, pavyzdžiui, iš užsienio atvežti, grybai ir kažkokie riešutai, būna kartais pasitaiko, kad ir viršyje leistiną normą. Nu, bet su elektromagnetiniam bangom tai tikrai galima panaudoti gyvenime. Vat, nuvažiuokit į kur nors, kur aukštos įtampos laidai ir pastovėkit. Pažiūrėsit, ką rodo. Panašiai kaip su mobiliuoju telefonu kaukia šitas aparatas. O būna žmonės gyvena iš vis praktiškai po laidais, gyvenamieji namai. Nu ką, išvada šiandien, kad mūsų grybai švarus, galim valgyti ir džiaugtis, galim juos parodysiu kaip džiovinti. Prašom. Taip gražiai džiūsta. Nu, kas pečių turi, gali pečių džiovinti, tik tiek, kad vasarą labai pečių nepatogu. Mes irgi parodysiu, pečių turim, va mūsų pečius. Kaip mano močiutė sakydavo, žiemą brolis, o vasarą molis. Kas? Pečius. Teisingai. Ir va, liekanas visokias, va, tarkim, radau grybą, davinėjau, pasižiūrėjau, sukirmijęs. Nu, tai bet aš jau jį atsivežiau iš miško, aš užmerkiu. Nu, kiti sako, pamirko kelias dienas, aš tai va tiesiog biški pamirkau, pasmulkini va taip va ir išpilstai, net ir po obelim. Ir ten lepšiukai auga, baravykai ne, tiesa, jiem reikia va biški daugiau tokių. Pas mus po pušim ten labai gerai auga. Pušis, beržai, tai va ten jie puikiai. Ir ąžuolas ten yra. Tai va ten baravykų vieta. Bet visi kiti grybai, nu super. Mes kai pradėjom, čia, kai atsikėlėm prieš 13-14 metų, ne, tai augo tik tai lepšiukai tie paberžiai vadinami. Prie beržų. Daugiau kitų grybų nerasdavom. Ir pradėjom va taip va pilti ir prašom, užsiauginam dabar. Gali išeiti su krepšiuku pavalgyti. Nu gerai, bet va šitie va didieji grybai, tai jų ten į sodą tu net nepylėjai? Ne. Aš manau, kad čia irgi yra. Nu, čia yra toksai ta simbiozė vadinama, kur auga dideli medžiai, tai viskasgi, sako, apačioj susiję per grybieną. Ir jų šaknis tai yra iš viso, čiagi jų tik tai yra vaiskuniai. Ten liepų yra. Ten yra liepų Matyt, dėl to būtų vien tik obelis, gal neaugtų. Gali būti. Ir matyt, susidarė tam tikros sąlygos atitinkamos jiem labai geros, nes labai palijo. Nu, labai čia buvo daug lietaus. Taip išpylė tokie, kiek negaros krioklių. Bet tie grybų aš esu rinkusi tik tai Švedijai, nu ir Kolos pusiasalį. Kaip ir žadėjau prieš tai, dabar parodysim jums video iš Švedijos. Nusikeliam ten ir pasižiūrėkite, kokie kiekiai grybų auga ten. Vat tos Smilgos, sakė, yra ta vieta, kur auga visi baravykai. Ir taip ėjau savo į tolį žiūrėdama, žiūriu, praėjau vieną.
Štai mažutis, gražutis ir dar šalia broliukas. Tada čia paeini 2 žingsniai, vienas didelis gražuolis. Ir dar 2 žingsniai ir dar 2 gražuoliai. Vienu žodžiu, va taip va mes grybaujam, čia toliai eit nereikia. Viena šalia, va, matai? Matai dar vieną, va. Gyvenk ir norėk. Aišku, ten jų niekas nerenka, ne taip kaip Lietuvoj, bet tas grybavimas, kai tai eini ir ten tiesiog baravyką po baravyko rauni, tai yra kažkas nerealaus. Ten buvo mano rekordas. Čia įtariu rekordinis šios dienos radinys. Ir dar koks sveikas. Šiaip dažnai nuvažiuoju į Švediją, ten gyvena mano mama, bet tais metais mes tiesiog pataikėm, kai buvo labai daug grybų ir važiavom į mišką pagrybauti. Bet dabar, po to, ką aš radau čia, kalbėjau su mama, jinai sako, pas mus grybų nėra. Tai kasgi dabar? Mama atvažiuoja pagrybauti čia, pas mus. Va, kaip viskas pasikeitė. Parodyk, Rasa, dar stiklainį, kur tu jau esi pasiruošus išdžiovintus grybus. Šios vasaros tavo pirmasis laimikis jau va, gatavas. Taip, prašau, čia vienas, čia antrą jau renku. Dirbu 2 frontais, viena džiavyklė, ten verandai džiavina, kita čia 3 eilėm, tuk. Vos spėju šiandien, Nu ką? Iš vienos vietos į kitą. Reikia dabar burokų, lašinio ir bus barščiai. Oi, kaip skanu bus žiemą. Nu ką, rezultatais aš patenkinta, mūsų grybuose radiacijos nėra, taigi prenumeruokit mūsų kanalą ir eime žiūrėti mūsų kitų video.